Senkapiai. Kur turėtų būti ženklas? Kas toks? Ženklas. Ai. Paveldas. Radai? Va. Archeologinis paminklas. Šiaip turėtų visur toksai būti. Lietuvos istorijos paminklas saugomas valstybės. Nu jo. Matosi kaip saugoma. Valstybė nesaugo, kaip Lietuvą turbūt visą saugot. Bendruomenės vis. Ąžuolai. Saugot. Medienos sandėliai stebino vaizdo. Medienos sandėliai. Jo, jūs tada plokavo, šiliakai, palaidota. O šito. Neįmanoma, pabūt tas laidota. Ką šit per košmaras? Kaip sakei, čia vadinasi? Bet palauk, čia niekaip nesudėliota į kažkokį tai ornamentą. Ne, čia yra iš lauko surinkta akmenį šalia pridėti. Sakai, tiesiog. Aha. Čia kapinės taip. Tai tiesiog čia kapinės, jo? O gal čia ne pirmą kartą atvažiuojat? Šiaip mes ieškom, čia turi būti kažkur tas, kad kapinės kažkur čia netoli yra. Toks ribožygis būdavo seniau, prieš keletą metų. Ne. Kapinės čia buvo. Šičia, ne? Jo. Bet buvo tas toksai, aš dabar nebrandu, prieš kažkokius 4-5 metus buvo tas metas toks ženkliuks, kad kapinės, dabar nebrandu. Ne, nėra, čia nebuvo. Aš atsimenu dar, kiek aš buvau, 18 metų, kai aš čia padėjau kasinėti. Aha. A, čia archeologa kasinėja, Jo. archeologas dar tyrimus. Aš buvau, kai kažkaip, ne, gal kur 15-16 dar buvo. Eik tu savo. Nu, prieš tiek metų čia. Mes matai galvojam, Buvo biški, žinai, 55 pradėti tvarkyti tiek. tokį, žinai, žuolį pjauti, tvarkyti tokį, žinai, vietą, žinai, biški, žinai. Pradėjom galvoti, o kur čia kasinėjo daugmaž kokioj vietoj? Čia buvo? Ta vieta buvo, bet ten mažiau buvo užtvindyti. Ai, mažiau užtvindyti. Nu, čia ir dar buvo, dar nebuvo užtvankta. Čia upelis ėjo. Jo, čia jeigu buvo nu tarp Upelis. upių. Aha. Ir čia daugmaž visur tos kapinės, bet kažkur va toks ženklas buvo, aš tą atsimenu prieš 4-5 metus buvo ženklas. Nu, aš neatsimenu, kiek čia buvo. Supratau, ir čia kasinėjimą čia daugmaž vyko, toj vietoj. Nu, čia kažkur, va, čia toj vietai buvo. Ne ant to kalniuką, ne? Ne. Čia daugmaž, negalėjau. Čia tai buvo. Bet Čia čia kažkaip kažkaip tai- mums čia ėjo kelias. Jo, Į senasis antrą pusę. kelias į Senasis tuos kelias. kivilius. Jo. Aha. Eina savo, žinai.
Ne, va tai vis tiek reikia tokius biškį vietas aptvarkyti, žinai, žiūrėsim bendruomenės jų, žinai, kad kažką tai biškį pajudinti, žinai, nu, kad Bet čia jau biškį tų šiukšlių nebūtų, Nu, žinai. va, čia tas šiukšlis, va, nu, pacanai, nu, kas. Nu, bet taip vis tiek, iš tikrųjų, tai, nu, yra labai net patiems žmonėms Aišku, negerai, kad ir tiems pacanams, kad jie nežino, Jie kad nežino, kad čia kapinės. kapinės. Nu, Jie gal ir nu tai nebestų tų gali šiukšlių būti, kapinės, visiems atsitiks, supranti, nu, palik šiukšlės, palik. Čia viską iškasinėja. Ne, nu, bet tai kaip nebėra, tai yra... Nebėra, nu, ne. O ta prasme, viską iškasė, Čia visas taip, kapinės. taip. Jo, Ir viskas, kataloguose yra tie visi daiktai Viskas- rasti viskas čia kataloguose. iškasinėta Aš yra. turiu tos katalogus, ir dabar vat, Čia po viskas iškasinėta. daiktus į yra. katalogus, Viskas o iškasinėta. šitoj vietoj šiukšlės, žinai. Ne, matai, supranti, kas Čia yra. viskas iškasinėta yra. Aišku, Ne, supratau. iškasinėti visko tai negali, kaulus gali iškasinėti, daiktus gali iškasinėti, Daiktus, bet tą kaulus, visą galbūt. dvasę kapinių nieks tai neiškas. Na, na, na. Supranti, Aha. o kaip dvasę kapinių, tai tikrai neiškas. Ir tai ir žmonės, tai jeigu dabar sakysi, kad tai mano kaulus į Vilnių nuveš, aš čia visas būsiu supuvęs, tai sakysi, kad mane čia čia viskas buvo- nevien, čia bet dvasė čia- turi būti. Bet čia kas čia Senųjų buvo? Kyvilių kapinės šis skaitas. Ne, Senųjų Kyvilių, pagal ne, registrus. ne senųjų O kaip Kyvilių, jūs čia- girdėjot, Čia nu, ne senųjų, čia labai senų senovės buvo kapinės. senų senovės tiesiog, Taip. o gal žinot kokius metus, ką Pavadinimo gal nors. kokie, Va, kaip čia buvo. vadindavo. Čia buvo, man atrodo, jeigu aš nepameluosiu, čia buvo kokiais dar. Visai kai, gal 500-600. 1500-600. Nu, tai panašiai, na. Ne, pagal katalogą tai reikia 1600 metų. Čia, bet Oho, Kažkur čia buvo. patys lietuvių katalogus išleisti daiktai rasti čia. aha. Tai dabar va, ką turime buvo. Jo. Ir jokių ženklų nelikę. Va tas dalykas, kad jokių ženklų nelikę. Kyvilių. Akmenės rajono valdžia skiria milijonus miesto aikštėm ir skveram tvarkyti. Tai gražu, tačiau tūkstančius metų mininčius piliakalnius palieka apžėlusius, net be žymos apie istorinę vietą. Liepos 6 dieną viešoji įstaiga Akmenės istorijos muziejus visus kviečia ne vien giesmes ant piliakalnių giedoti, bet taip pat ir šiukšles nuo senkapių ir piliakalnių surinkti ir juos patvarkyti. Ypatingai būtų malonu ir įsimintina, jei prie to prisidėtų ir mūsų rajono valdžia. Reikėtų užrašų ir aprašymų ne tik lietuvių kalba, bet manau ir anglų kalba, nes tautos maišosi, mūsų anūkai ir proanūkiai gali sunkiai suprasti jau lietuvių kalbą. Mes vykstame į Sibirą statyti kryžių, o pas mus pačius situacija niekom negeresnė. Tad kviečiame visas bendruomenės, neabejingus žmonės prisijungti prie mūsų muziejaus vykdomos akcijos Misija Senkapiai.